procesai tarpusavy sąveikauja. Motyvacija taip pat labai svarbi. Verslo procesas yra tikslai ir užduotis. Nepaprastai svarbi yra verslo misija, vizija, tikslai ir užduotis. Tikriausiai dažnai esate matę, kad kažkokia įmonė siekia pokyčių, tačiau visi tie daromi veiksmai visiškai neatitinka tos įmonės misijos. Tad labai svarbu pačioje pradžioje nusistatyti savo tikslus. Jeigu bus pasiekti konkretaus proceso tikslai, reikia visų pirma žinoti, ar tai yra svarbu pačiai organizacijai. Iš tikrųjų, galime dirbti prie kažko, kas visai nepadės įmonės misijai ir vizijai. Verslo procesas turi vadovautis organizacijos principais ir vertybėmis. Kaip konsultantas aš labai dažnai matau labai gražius plakatus ant sienų, kuriuose yra kalbama apie misiją, apie viziją ir tikslus. Tačiau, kai aš pažvelgiu į principus ir vertybės, aš pamatau, aišku, labai gerai, kad jie yra, bet labai gaila, kad niekas jais neseka. Galbūt kai kas strategijos departamente tiesiog atliko to sąrašo pildymą ir pažymėjo viską varnelėmis. Bet tai visai nereiškia, kad mes pasiekėme norimų rezultatų, kad į visą tai iš tikrųjų yra atsižvelgiama. Verslo procesas taip pat turi vadovautis verslo taisyklėmis ir verslo politika. Taisyklės turi būti nuoseklios. Būna ir tokių situacijų, kad taisyklė yra visai neprotinga. Vadinasi, jos reikia atsikratyti. Kartais gali nutikti taip, kad taisyklių pritrūksta. Reiškia, reikia jas sukurti. O būna ir taip, kad problemų sudaro taisyklės, kuriomis yra vadovaujamasi. Yra departamentai, kurie yra atsakingi už tokius dalykus. Tokioje organizacijoje visi žino, kokia yra jų pozicija, kur jie randasi tiekimo grandinėje ir vertės sraute. Taigi kiekvienas žmogus supranta, kad jie prisideda prie vieno bendro tikslo, kad jie ne tik atlieka kažkokią smulkmeną, bet prisideda prie visos organizacijos veiklos. Galite rasti tyrimą, kuris buvo atliktas šioje srityje, BP Trends buvo atliktas tyrimas. Verslo procesai turėtų būti paremti ir verslo kultūra, organizacijos kultūra. Jūs turite į tai atsižvelgti, nes tai turi nepaprastai daug įtakos. Štai čia matote verslo procesą, kuris yra išsiplėtęs per visą organizaciją. Štai čia yra vadovybė bei kiti organizacijoje dirbantys žmonės. Ir panašu, kad niekas nėra suderinta vardan galutinio tikslo. Būtent dėl to verslo procesai ir subyra, nes žmonės neturi reikalingos motyvacijos. Pavadinimai. Man tai nepaprastai svarbus dalykas. Pavadinimas turi būti nedviprasmiškas, turi būti labai aiškus, turi būti palankus verslui ir nuolat vartojamas. Tai tiesiog vadovavimas sveikų protų. Verslo procesas turi turėti vieną vienintelį pavadinimą. Kiekvienas skyrius neturėtų skirtingai vadinti to paties proceso. Aš esu matęs, kaip 8 skirtingos grupės bandė nuspręsti, kaipgi pavadinti konkretų procesą. Ir iš tikrųjų, tas procesas buvo tas pats, tačiau kai apie jį kalbėjo skirtingi žmonės, jie naudojo skirtingus terminus. Reikia rasti vieną konkretų terminą. Šis pavadinimas turėtų atspindėti veiksmą ir neturėtų būti pasyvus.
Verslo procesai yra aktyvūs, jie yra susijęs su veikla, su veiksmais. Tad nereikėtų rinktis tokio pavadinimo, kuris yra nieko neapibūdinantis. Pavadinimas turi būti nedviprasmiškas ir turi perduoti žinutę, koks yra siekiamas rezultatas. Pavyzdžiui, jeigu aš pasirenku pavadinimą išpildyti užsakymą ir apkeičiu tuos žodžius vietomis, tuomet turiu pažvelgti, kuris variantas yra geresnis. Ir iš tikrųjų reikia atsižvelgti į tą rezultatą, kurio mes siekiame. Pavadinimas turėtų būti suprantamas tiek organizacijos viduje, tiek išorėje. Reikia rinktis konkrečią sintaksę. Dar pakalbėsiu apie tai. Verslo proceso pavadinimas neturėtų apibūdinti, kur vyksta procesas, kas jį vykdo, ar kas jam yra būtina. Man neįdomu, kur vyksta tas procesas. Man neįdomu, ar tai yra internetas, ar kioskas, ar dar kas nors. Man tai visai nesvarbu. Svarbu, kad būtų kalbama apie siekiamą rezultatą ir veiksmą. Pavyzdžiui, pardavimas vartotojui yra tas procesas, kuris nuolat vyksta. Taigi, raskite pavadinimą, kuris būtų labai konkretus. Labai svarbu, kad jūs apibrėžtumėte, kas yra tas procesas, o ne kaip jis vykdomas, nes tai nėra svarbiausias dalykas. Labai svarbu, kad priekyje eitų veiksmažodis, o tada daiktavardis. Tai yra mano taisyklės. Kai mes skelbėme manifestą, aš sulaukiau komentarų, kad galbūt čia per daug asmeninis požiūris buvo pasitelktas. Tačiau aš sakau, kad pirmiausia reikėtų veiksmažodžio, o tada daiktavardžio. Labai svarbu, kad nebūtų priesagų. Nežinau, kaip su lietuvių kalba, tačiau anglų kalba neturėtų būti tokių galūnių kaip ink, on, and ir panašiai. Tai yra labai funkciniai pavadinimai, tai nėra paties proceso apibūdinimas. Tarkime, rinkodara. Kągi daro rinkodara? Yra atliekami rinkos tyrimai, taip pat vartotojų suskirstimas, yra naudojamos įvairios strategijos. Taip pat yra vartojimas ir reklamavimas. Vadinasi, negalite rinkodaros pavadinti rinkodaros procesu, nes jis yra susijęs iš pernelyg daug skirtingų dalykų. Tokia yra mano nuomonė. Tarkime, tą patį galima pasakyti apie gamybos, apie viešųjų pirkimų procesą. Jūs negalite sakyti, tai yra įsigijimo procesas. Ne. Iš tikrųjų, turite suprasti, jog šis procesas nėra susijęs su vienu konkrečiu departamentu, jis yra susijęs su viskuo, ko reikia, kad būtų pasiektas galutinis rezultatas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog pavadinime nereikėtų vartoti dviprasmiškų, neaiškių žodžių, kurie suvelia prasmę. Tarkime, geras pavyzdys būtų valdyti diagramą, valdyti vartotoją. Ne, tai nėra geras pavyzdys. Iš tikrųjų, tai pernelyg platu, tai nieko nepasako. Jeigu aš pavadinu procesą tokiu pavadinimu, tai reiškia, kad po juos slepiasi dar daugybė įvairių skirtingų procesų. Pavyzdžiui, kitas pavyzdys yra išnagrinėti skundą. Ne, tai taip pat yra pernelyg bendras pavadinimas. Kažkas manęs klausė, jūs neleidžiate man pavadinti proceso buhalteriją. Tad klausė, ar galiu parašyti daryti buhalteriją? Ne, negalima. Pavadinimai nepaprastai svarbus ir jie turi būti labai konkretus. Verslo procesų modeliuose yra visa informacija, kurios reikia siekiant apibrėžti verslo procesą ir jo aplinką. Labai svarbu,
Koks yra skirtumas tarp diagramos ir modelio? Diagrama padeda pamatyti jums dalį informacijos, kuri yra modelyje. Vieną kartą man draugas pasakė, paveikslas vertas 1000 žodžių. Taigi, modelis gali būti vertas 1000 diagramų. Modelyje turi būti visa informacija. Diagrama yra tiesiog vienas požiūris. Žymėjimas padeda jums viską sustyguoti. Žymėjimas nėra verslo proceso modelis. Tai tiesiog padeda jums perduoti informaciją. Individai, kurie naudojasi modeliu, turėtų matyti tą modelį taip, kaip jiems tai yra suprantama. Taigi tas modelis turi būti suprantamas. Jeigu aš parengčiau modelį, kuris yra nepriimtinas vadovybei, tai būtų blogai, tačiau labai svarbu atsižvelgti į savo auditoriją, į tuos, kuriems to modelio reikia ir atitinkamai jį paruošti. Taigi, vėlgi, turime kalbėti apie konkrečius dalykus. Taip pat galime naudoti ir bendrą šabloną. Štai čia yra tikra diagrama iš tikros įmonės. Šią įmonį prireikia daugybės laiko, kad būtų sudaryta tokia diagrama. Štai čia, šioje vietoje, atsirado daugybė problemų ir jas buvo galima išspręsti pačioje pradžioje. Taigi tai, kas yra diagramos dešinėme krašte, buvo visai nebūtina. Iš esmės mes tiesiog nubraižėme labai paprastą lentelę ir išsprendėme tas problemas. Viskas priklauso nuo to, kokius sprendimus darote. Štai čia yra paprastesnė lentelė. Galite matyti paprastus dalykus. Aišku, skirtingiams žmonėms reikia skirtingų diagramų. Būtent tai ir noriu pabrėžti. Na ir dar vienas principas yra tai, kad verslo procesas yra išskirtinis organizacijos turtas. Verslo įvykis nėra verslo procesas. Verslo politika ir taisyklės apriboja verslo procesą, tačiau nėra juo. Žmogiškieji ištekliai, technologijos ir fiziniai ištekliai taip pat padeda verslo procesui, bet nėra verslo procesas. Organizacijoje neturėtų būti daugiau nei vienas verslo procesų rinkinys. Esu matęs tokių pavyzdžių, kad kiekvienas skyrius turi savo procesų rinkinius. Bet svarbu suprasti, kad to rinkinio reikia vieno vienintelio. Nereikia daugybės komandų, kurios atlieka tą patį darbą. Reikia vieno verslo procesų rinkinio. Būtent tai yra būtina. Dabar apibūdinsiu. Verslo procesas yra susijęs su veikla, taip pat su įmonės politika, technologija, infrastruktūra, kitomis organizacijomis ir strategijų sujungimu. Verslo procesas sujungia atskirus taškus į vieną kreivę. Štai čia matote diagramą, kurioje yra akivaizdu, kad tos organizacijos, kurios vadovaujasi verslo procesu, pasiekia geresnių rezultatų. 10 metų buvo stebima 800 įmonių. Jos yra pažymėtos žalia spalva. Jų veikla vis geresnė. Ir kur kas geresnė negu tų, kurie nesivadovauja verslo procesu paremtų požiūrių. Tai labai geras pavyzdys. Taigi, svarbu suprasti, jog bendras supratimas yra nepaprastai svarbus. Kągi mes turime? Mes siunčiame kažkokią žinutę. Mes norime ją perduoti. Norime pasakyti, koks procesas vyksta ir kaip jis turi būti vykdomas.
Mes galime išsiųsti diagramą ar paveikslą ar dar kažką. Taigi aš siuntėjęs kažką išsiunčiu. Kasgi vyksta? Mes užkoduojame žinutę. Galbūt mes naudojame BPM žymėjimą, išsiunčiame šią žinutę gavėjui ir jeigu jie neturi atitinkamo rakto, tai spynai, kurią mes užrakiname savo žinutę, atsiras problemų. Tad mes turime garantuoti, kad mūsų gavėjas supras mūsų perduotą žinutę. Aišku, viskas vyksta nuolatinio triukšmo sąlygomis. Žmonės yra užsiėmę, jie turi daugybę įvairių užduočių. Jeigu jie neperskaito žinutės, galbūt tai reiškia, kad jie neturi reikiamos patirties ar reikiamų žinių, tačiau mums svarbu užtikrinti, kad kai gavėjas gauna žinutę, jis ją supranta ir užkoduoja taip, kad mes galime ją iškoduoti. Taigi viskas sukasi ratu ir mes turime garantuoti, kad užkodavimas ir iškodavimas yra prieinami tiek gavėjui, tiek siuntėjui. Kągi mes norime padaryti? Mes manome, kad esame štai šiame langelėje, kad mes esame tikslūs. Tačiau iš tikrųjų mums prireiks dar labai daug laiko, kol šis manifestas bus iš tikrųjų išbaigtas, kol jis bus išverstas į kitas kalbas ir panašiai. Tad mums dar prireiks laiko, kol iš tiesų tapsime labai tikslūs. Mes turime pavyzdį įvairių modelių, tiek gerų, tiek blogų pavyzdžių. Taigi, jūs turėtumėte atsižvelgti į visą tai, kas kelia problemų ir tai išanalizuoti. Aš kalbu visame pasaulyje šią temą. Visuomet šiek tiek nervinuosi, nes bijau, kad mano pristatymas bus nuobodus. Tačiau iš tikrųjų manau, kad mes kaip bendruomenė turime suartėti. Visi turėtume vadovautis bendrais standartais. Mums kaip pramoniai to labai trūksta. Jeigu norite su mumis bendradarbiauti, susisiekite su mūsų grupe, mes nuolat organizuojame įvairias diskusijas. Na ir šiais metais bus